Interviu. Sveiki gyvi, aš esu Paulius Zanevičius, turiu galimybę pasišnekėti su Povilu Meškėla. Sveiki, kaip jums sekasi? Sekasi man gerai, va tik paukščius pamaitinau. Žodžiu, rytas pas mane ramus. Naujausias jūsų grupės Rojaus Tūzai albumas Nepasiduok yra tiek žodžiais, tiek muzika, tikra pop muzikos priešingybė. Ar senai brandinote idėją išleisti tokį sunkų, rimtą, solidų albumą? Ne tai, kad mes jį brandinome, tiesiog, vėlgi, žinai, čia galbūt reikėtų biškį iš anksčiau pasižiūrėti, tiesiog aplamai apie pačią roko muzikos situaciją pačioje Lietuvoje. Nes tos, reiškia, mūsų kūrybinės idėjos ir tos potencijos tikrai yra labai daug. Ir drąsiai galiu pasakyti, kad mes galėtume tikrai leisti vos ne kiekvienais metais, jeigu turėtume galimybę. Va, bet buvo tam tikras laiko tarpas, kad mes grojame ir vieną kažkokį tai gražų vakarą po koncerto buvo numesta tokia mintis, kad paimam ir rašom albumą. Tvarkoj, sakau, rašom. Susimetam ir rašom. Tai tas dalykas taip ir pajudėjo. O paskui buvo truputėlį tam tikrų niuansų, bet tiesiog kažkaip tai taip paėmė Hebra iniciatyvą į savo rankas, kiekvienas. Susirinkom, susidėliojom, kaip tik buvo roko naktis, prieš, atrodo, 2 ar 3 metus. Ir atsisėdom kažkur tai nuo gegužės mėnesio, mes susidėliojom, reiškia, dainas, surepetavom ir per tą koncertą pagrojame keletą dainų, va, iš naujo albumą. Va, o paskui savaime susidėliojo ir tiek susiradome galimybės, kur rašytis, taip kaip mes norim. Ir rašinėjomės Latvijoje pas tokį Ginsą, kuris girdi būtent tą rokinį skambėjimą taip, kaip jisai turi būti. Ne pagal parametrus, kaip pas mus labai daug pripratę. O mano parametrai rodo teisingai. O vis tiek skamba šūdas. Ta prasme ne taip. O tenai žmogus normaliai. Viską susidėliojame, atvažiavom, pasiruošėm čia. Nuvažiavo gitaristai, jie įrašė. Paskui po savaičių keletą aš atvažiavau, per 2 kartus įrašiau viską. Nuo ryto varėm iki pat vakaro. Ir po tam tikro laiko tarpo gavome rezultatą. Paskui, kadangi aš gerai pažįstamas su Žilvinu Žvaguliu, su Zuzi Records, tai tiesiog jam buvo kaip ir pasiūlyta. Gal jisai norėtų, reiškia, išleisti ir turėtų galimybę. Sako, tau be problemos. Tai va taip ir susidėliojom. Tai va šiai dienai mes turime tą mūsų, vadinkim, naują CD. Krętančios žvaigždės nėra ateities. Stykstantis kraujas nėra vilties. Alsuoja ugnim pragaro gelmės galas visiems. Kalbant apie šio albumo lyrinę, tekstinę pusę, kai kurios dainos, pavyzdžiui, Tremtinys ar Nukankinti žodžiai, yra kupinos tokių skausmingų išgyvenimų. Kas jas parašė, kas jų autorius ir kieno jos išgyvenimus atspindi? Tremtinį parašė Arnas Ališauskas, yra poetas Lietuvos. O Nukankintus žodžius parašė Tomas Varnageris. Dainos Tremtinys, tai aš anksčiau nei buvo išleistas albumas, girdėjau versiją su visiškai kitokiais žodžiais apie šautą karį, kuri buvo anksčiau sukurta. Anksčiau buvo Aš norėčiau žinoti. Tiesiog ten buvo tokia galimybė, tas gabalas buvo iš pat pradžių, va, jį parašė Lietuvos kariuomenės pulkininkas, va, ir taip kažkaip tai mes susipažinom, nes mes anksčiau labai draugavom su kariškiais, va, nes mūsų studija buvo karininkų Ramovėje, už ką aš jiem labai noriu padėkoti, kad jie palaiko tokius muzikantus. Va, ir tiesiog ten mes susipažinom, buvo tokie žodžiai, aš pats esu tarnavęs armijoje, o jisai pats yra tarnavęs prieš nepriklausomybę Afganistane, ir mano labai daug draugų tarnavo Afganistane, kurių dabar jau dėja nėra. Va, ir visi šitie dalykai man šiaip nepraeina, kas pas mus yra įprasta pamiršti. Va. Ir tiesiog, taip sakant, aš privalėjau susidėlioti ir va taip kažkaip tai šitą dainą vėlgi su šituo tekstu
su mano muzika gavosi, kad iš tikrųjų jinai turi savo svorį. Tai yra vienas dalykas, o antras dalykas vėlgi atsitiktinai mums pasisekė, kad mums padėjo tokia Marija Tarasova, kuri tuo momentu mokėsi vadybos akademijai ir jiems tiesiog buvo užduotis padaryti klipą. Vat ir jinai suskambino su režisierium, man dabar labai gėda, bet aš jo neprisimenu nei vardo, nei pavardės, aš susižinosiu. Jisai labai maloniai sutiko ir mes vadinkim savo jėgom iš nieko su visų žmonių kitų aplinkinių. Didelė iniciatyva, tiesiog buvo nufilmuotas šitas klipas, kuris visiškai nėra rodomas nei per vieną televiziją kažkodėl. Va, ten porą kartų ten tarp kitko parodė. Čia jau yra kitos istorijos, bet aš ant jų nepykstu. Nerodykite, kada norės pasižiūrės. Aš žadėjau sugrįžt, bet matyt melavau. Aš žadėjau rašyt, bet juk nerašiau. Aš žadėjau mylėt, bet dabar negaliu, nes pats nežinau, ar aš gyvas guliu. Nepamirškit, draugai, kur parkritęs esu. Nenorėčiau numirt aš be jūsų visų. Kas man vandenį paduos, pasilenks virš manęs ir užlopys skylutės skylėtam šalme. Jeigu sugrįžtant truputėlį toliau į praeitį, prieš įkuriant Royals Tūzus, dainavote grupėje Katedra. Ir kokią įtaką šis laikotarpis, dainavimo katedroje laikotarpis padarė jūsų kaip muzikantų ir kaip asmenybės raidai ir brandai? Tai tiesiog buvo man labai didelis įvykis. Vėlgi ir situacija tokia, ir laikotarpis toks buvo, kad taip viskas susidėliojo. Aišku, gaila, kad taip viskas sugriuvo. Dėl visiškai tokių juokingų dalykų, reiškia, kurie po tam tikro laiko tarpo parodo, kad ne tik tai noras groti ir scenoje stovėti ir groti tai, kas tau patinka, yra geras dalykas. Čia yra labai daug krūvo komponentų susideda, kaip turi būti išlaikyta grupė, ypač mūsų sąlygom, kaip tu turi bendrauti su žmonėm, nusileisti, kaip tu turi kažkur tai nutilėti, tam, kad būtų judėjimas į priekį, kaip tu turi išklausyti, arba kaip tu turi pasakyti taip, kad tave išgirstų, o ne šoktų. Sakyti, ne, mes šito nedarysim. Ir paskui, reiškia, buvo tas laikotarpis, jisai buvo nedidelis, trumpas, bet labai toks ir geras, ir kuris po šią dieną turi savo svorį. Po Katedros ėmėte dainuoti šiek tiek lengvesnę muziką ir dalyvavote televiziniuose projektuose iš šou versle. Galima sakyti, esate tiek tos pogrindinės, tiek populiariosios kultūros dalis, kuriai iš jų labiau prijaučiate? Aš prijaučiu profesionalizmą. Aš galiu pasakyti tik vieną tokį dalyką. Jeigu manęs nesupyksta, o gal ir supyksta, man atvirai pasakius vienodai. Aš tiesiog grinai sakau iš savo širdies ir iš savo patirties ir karčios patirties. Mėšlo yra ir roko muzikoje daug, ir popse daug, bet yra ir labai teisingų
turinčių ateitį ir svarių dalykų. Ir rock muzikoje, ir pop muzikoje. Aš tikrai ne tai, kad, kaip buvo pasakyta, išdaviau roką, ten dar kažką. Hebra, aš neišdaviau nieko. Vat kaip su manim elgėsi ir darė, tai aš apie taigi nešneku. Aš tiesiog kaip dariau, taip ir darau. Stengiuosi tai daryti labai atsakingai. Ir ar man reikia sudainuoti kokį rokinį gabalą, vadinkim, ar ten savo, ar ten kokį ten coverį, ar reikia sudainuoti kokią popsinę elementarią dainą. Aš atsinešu lygiai taip pat. Ir dėl šito aš galiu būti ramus, dėl to, kad tai sakau nuoširdžiai ir visiškai nesukdamas iš šono. Štai įdomus dalykai dedasi paskutiniu metu tokioj populiaresniai šiek tiek muzikoje. 2012 metai, jūsų Rojaus Tūzo albumas Nepasiduok, sunkus ir rimtas. 2013 metai Česlovas Gabalis su Minor Modesty, tikrai sunku rimta išleido. O šiais metais prie roko sugrįžo netgi Džordana Butkutė. Ar manot, kad rokas iš naujo populiarėja? Ne, tai rokas visą laiką buvo populiarus. Iš principo. Ir populiarus, ir jisai turėjo savo vietą, savo publiką visame pasaulyje. Lietuvoje dėja šitas visas dalykas yra kaip ir, ne tai kad pamirštas, jo tiesiog baidosi. Nes visi įsivaizduoja rokeris, tai turi būti piktas, girtas ir dvokiantis ožių. Pagal tam tikrų žmonių nusistatymą. Aš, pavyzdžiui, visiškai nesutinku. Kaip ir popsai yra, taip ir rokė yra visokiausių žmonių. Bet šiaip, kiek aš pažįstu jaunų rokerių, aš dabar šneku apie muzikantus. Padėk Dieve tiek turėti jėgos vidinės, smarvės, užsispyrimo ir noro valdyti gerai instrumentą, gauti žinių, sėdėti nuo ryto iki vakaro ir graužti pasažus gitarinius, tos pačius būgnus įvaldyti, tą pačią bosinę gitarą. Ne kiekvienas tiek turės jėgos ir užsispyrimo. Mes jėga, kai mūsų širdis plaka išvėjam. Mes jėga, mus vienybė veda tolyn. Tarp kitko, dėl Džordanos Butkutės albumo. Aš jį turiu. Mes įrašinėjom dainą Atsiduok Vilniui kartu ir man jinai padovanojo. Ir aš jį klausiau 3 kartus. Man jisai patiko. Kieta jinai merga. Kas ką besakytų. Rokinis, popsinis variantas. Vėlgi, skambėjimas. Čia yra kiti dalykai. Bet galiu pasakyti apie ją. Jinai yra kieta merga. Ir aš tokius žmonės kaip Rosita Čivilytė, kaip tą pačią Butkutę, kaip Neda, kaip Arinka. Aš gerbiu juos, supranti. Jie niekada nepraeis pro šoną. Mes dabar daug ko galim neprisiminti. Net ir neminėsiu, aš neprisimenu. O jie visą laiką stovės, supranti. Jų nebus, bet apie jo šnekės. Čia tiek reikia turėti vidinės jėgos, užsispyrimo, noro, tiek reikia pergyventi, tiek reikia visko išklausyti apie tave, tiek reikia atsijoti vienas nuo kito, tiek reikia pragyventi, kad išlikti tokiai, taip kad Butkutė yra jėga. Tik tai vieni garsiai apie tai pasakė, o aš tyliai apie tai šneku. Butkutė yra jėga ir visa ta hebra, kurios tas panos, aš apie panašneku, kurias išvardinau, jos tikrai yra kietos. Jos prapuola, vadinkim, išeina biški iš eterio, o paskui vėl sugrįžta ir vėl su ta pačia stipria jėga, nežiūrint tai, kad metai bėga, ir viduje šviesa, ir veide šviesa, o čia yra jėga. Aš su tokiais žmonėmis
tikrai su malonumu bendrauju ir visą laiką man smagu. Ką jūs galėtumėt palinkėti ir patart jaunesniems atlikėjams Lietuvoje, kurie susiduria, kaip ir visi, su ta problema, kad norėdami daugiau būti išgirsti, turėtų eiti kompromisus su savo sąžinė ir panašiai? Vienas žodis – nepasiduok.